Kali širdis. Pažiūrėjau į savo širdį ir nematau nei vienos geros savybės. Tai supratęs, apsiverkiau iš skausmo. Koks aš apsimelavęs niekšas. Meluoju net pats sau, šlykštu nuo savęs. Ir nežinau, ką daryti, nematau nei pas kitą žmogų švarios širdies. Man baisu, kad aš toks melagis, apsimetėlis, žiaurus veidmainis, išmokęs gražiai meluoti apie save, apie sielą įsikūnijusią mylinčioje žmogaus širdyje. Ir kaip aš visus myliu. Dauguma taip gyvena žmonių. Jie įsitikinę, kad yra mylintys ir tuom didžiuojasi, puikuojasi, fotografuojasi jausmus ir visiems tai išdidžiai demonstruoja. Tai yra kali žmogaus širdis. Aš praradęs viltį sutikti švarų žmogų. Kali žmonėms rūpi tik žemiški turtai, garbė, troškimai, malonumai. Duok kali ubagui besimeldžiančiam Dievui dešimtinę ir jis kaip mat pamirš Dievą. Kali žmogus gyvena be asketizmo, kad visiškai išsivalytų širdį. Pasilaiko trumpalaikės dietos tik tam, kad sukaupęs energiją galėtų vėl dirbti nešvarius darbelius ir toliau mėgautis asmeniniais malonumais ir taip iki sekančios askezės. Kali žmonėms nereikia laisvės. Jie net nežino, kas yra laisvė. Jų laisvė suprantama kaip mėgavimasis malonumais, o gyvenantys dėl kitų gerovės laikomi nenormaliais. Kali žmogus neišeis iš gimimų mirties rato tol, kol gyvens egoistiškai. Visi egoistai išpuikę apsimetėliai. Jie net moka geriau vaidinti už Holivudo aktorius. Jiems net nereikia svogūno, kad suvaidintų ašarą. Jie mato tik geras savybes savyje. Apie blogasias tik pajuokauja, bet vis tiek išlieka labai išdidūs. Kodėl taip yra? Kali žmonės labai dideli veidmainiai, labai dideli. Jie pakalba apie save blogai. Taip, aš blogas, bet ir toliau laiko save šeimininkais, visur ir bet kur siekiantys tik malonumų. Jiems pasakyk apie blogą jų savybę, tai jie tau 10 atgal ir dar apkaltina puikybę, nors patys yra išpuikėliai ir tuom didžiuojasi. Kali žmogus moka vaidinti, kaip jis pergyvena, kaip jam gaila dėl savo elgesio, koks jis nuskriaustas ir nelaimingas dėl to ar ano ir taip toliau.
Kodėl taip elgiasi? O todėl, kad veidmainis. Kaip elgiasi žmogus, kuris iš tikrųjų pergyvena dėl savo blogųjų savybių? Jis atsiduoda visas, nieko nepasilikdamas sau. Jis gailisi ir keičiasi į gerą, o veidmainis visiems parodo, kaip jis gailisi ir kenčia nuo savo blogų kokybių. Rėkia, prašau, atleiskite man, maldauju, aš daugiau taip nebedarysiu. Ir jis vis tiek išlieka labai išdidus. Tik pilnai atsidavęs visų gyvų būtybių geroviai, kali širdis išsilaisvins iš veidmainystės, kurioje dabar randasi. Veidmainis turi nusiimti visas kaukes, kad būti paprastu, paprastadvasiu, džiaugsmingu ir tik tuomet patirs kelionę į širdį. Veidmainiams atrodo, kad tai neįmanoma tik todėl, kad jie labai dideli veidmainiai. O tai yra įmanoma per vieną gyvenimą priimti malonę, nepriklausomai netgi nuo karmos. Kali eros žmogaus širdis labai nepaprasta. Tokia širdis nori valdyti, jiems valdžia saldi kaip medus. Aš čia svarbiausias, aš kiečiausias. Tokia širdis taip galvoja. O kai pasiūloma ta pasija širdies apsivalymui, atsiranda šimtai priežasčių, kodėl to negaliu daryti. Oi ne dabar, yra svarbesnių darbų, kur tenkinamas tik egoizmas. Savo reikalus taip lengva ir gera tvarkyti, o jūsų taip sunku, taip mes sunkiai dirbame dėl jūsų gerovės, žmonės. Ačiū, mielieji, kad jūs pasitikite mumis, mes jumis taip mylime, kad netgi galime dovanoti moterims skalbimo miltelių pakelį, o vyrams, mūsų vyrams ąžuolams, išskirtinio skonio alaus bokalą. Ir visa tai tik už pusę kainos. Patys matote, kokie mes geri. Šauktukas uždėtas kažkodėl. Jausmai mums sakys, kad koks aš geras, o protas sakys, kad aš šventasis, ir tik intelektas juokiasi iš tų dviejų asilų blėkinėmis ausimis. Ką jūs čia apgaudinėjate vienas kitą, veidmainiai? Intelektualus žmogus, nuraminęs jausmus ir protą iki maksimalaus minimumo, jis juos valdo, o ne atvirkščiai. Kali širdies žmogus kritikuoja kitus, todėl, kad su jo širdimi yra problema. Jis neatpalaiduoja širdies natūraliai, o tik su kokiomis tai stimuliuojančiomis medžiagomis. Jogos esmė – atpalaiduoti širdį, protą, organus,
Netgi juokaujama apie jogus, kad jie net atomus atpalaiduoja. Prašviesėjęs žmogus nušvinta ir supranta, kokia yra visos visatos esmė, o ne kaip prikaupti kuo daugiau žemiško turto. Todėl tam ir yra žinios, kad žinotum ir pritaikęs jas praktikoje, pasiektum save visame paprastume, nuoširdumu, be kaukės. Tiesą galima sakyti tam, kuris gali ją priimti ir daro išvadas. Veidmainis niekados nepriims tiesos. Išgirdęs tiesą apie save, jis labai supyks ir imsis veiksmų, kaip tau atkeršyti arba susidoroti. Todėl, kad čia mėgautis gyvenimu, imti iš gyvenimo kuo daugiau ir taip, kaip jiems patinka. O kai kas pasako, kad taip negalima, o reiktų šitaip, kad nepakenkti kitiems, jiems tas labai nepatinka, nes labai išdidūs yra. Kali širdies žmogus prisigalvoja įvairiausių pavadinimų, kaip išaukštinti save, o ne kaip tarnauti kitiems, atsisakius karūnos, medalių, be jokios naudos sau. Kalininkui tai, fui, ne, neįdomu, tu čia kalbi kažkokias nesąmones, tau reikia pagalbos, nes tu nesupranti, kaip gyventi ir taip toliau. Girdėdamas tokias kalbas, nuodingas žmogus pasidaro dar nuodingesnis. Iš išmintingo žmogaus gausi išmintį, iš mylinčio žmogaus gausi meilę, iš nuodingo žmogaus gausi nuodų. Gyvename taip, kaip kad būtų viskas mums duota už dyką. Pasigauname auksinę žuvelę ir melžiame norų aparatais. Amžinybėje nuo skolų neišsisuks nei vienas. Šiame gyvenime neapmokėsi skolų, nieko tokio, palauksime, kitame gyvenime pateiksime sąskaitą. Todėl, kali žmogau, mąstyk, ką darai ir kieno resursais apmoki savo sąskaitas. Turtingas žmogus yra susivaldęs, supratingas žmogus, o ne tas, kuris gali sau leisti viską, ką tik nori. Mėgstantys pasipuikuoti materialiniais turtais, kokius turi, yra kali šudros sąmonės žmogus. Jis praranda patį brangiausią – savo laiką. Laiką iškeičia į žemiškus blizgučius, nors jis pagal potencialą turėjo maišą sėklų, kurias turėjo pasėti šiame gyvenime, bet jis jas iškeitė į malonumus. Ir taip jo gyvenime atėjo žiema, o dabar sėk kaip nori, jau per vėlu.
Jaunystėje galėjome daug prisėti gerumo sėklų, bet užsiėmę karjerą, turto kaupimu, aistra ir taip toliau. O senatvėje išminties daug, bet laiko nebėra. Va kur kali žmogaus problema. Visi mes turėsime sugrįžti į savo ištakas, visi iki vieno, 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 iki vieno.